kodėl taip atsitiko, kodėl jos gerai veikia, kodėl tapo populiarios ir kodėl mes prie jų taip pripratome. Daugelis nežino, bet šiuolaikinės pensijas kaip ir 20-ame amžiuje pagrinde mokėjo dabartiniai nepensininkai už dabartinius pensininkus. Tai reiškia, kad valstybė tam tikrais mokesčiais, socialinio draudimo įmokomis dirbančių dabar moka tiems, kurie dirbo anksčiau. Taigi tai piramidinė struktūra. Atitinkamai, kai gimsta vis daugiau ir daugiau naujų žmonių, o demografinis pakilimas prasidėjo būtent 20-ame amžiuje, pasaulio gyventojų skaičius išaugo kelis kartus nuo 1,5 milijardo iki 6 milijardo 2000 metais. Dėl šios tendencijos vyriausybės turėjo puikią galimybę mokėti senjorams už vis daugėjančią jaunų darbininkų žmonių sąskaitą. Porą žodžių apie demografiją. Viskas iš esmės susiję su kūdikių išgyvenimu. Tu tik žiūrėjai šlamšto į tubę.